Nu, sveika hibridė. Šiandieną lipsiam į kalną. Jau esu kelis kilometrus prasiėjęs, kol dėjau iki informacinis lentelės. Čia tukšta neblog veitelė prie nos. Upėlis tek, biškį akmenuota veita. Ir bandysiam pasilaipioti. O jums ger žiūrėjimą. Taip prasideda. Upeliukštis. Priejau lenteles su nuorodom ir mums reikia pakliūti. Kur mums čia reikėtų, kas čia mums skaitos? Tas sunta, viršutėndelis. Nes kitą pavadinimą aš čia neprisimenu, kad aš čia būtom. Bet jaučiu, kad aplankysiam viršau visus tus punktus. O dabar nusimata žiaurus kopims į viršų. Nes toks nelengvus bus. Matot, statoms yra gerulis. Dabar turėčiau užpuškauti negyvą. Reikia per medžius perleipti. Nu, atrodo, įveikiau pirmą šlaitėlį. Dabar biškį lengvesnis akylis bus. Nors nelabai. Ir čia geras lipimas. Šiandien teks biškį kojom treniruoti padaryti. Dabar daug biškį atsikvėpti. Jau, upeliukas. Gražius. Nu, lopti virš. Iš paskos parem 3 domų būrėlis. Čia buvo geras. Biškį prakaitoks išpylė, bet pradžia gera. Gerai, užskaitau. O dabar sukomis, renam toliau. Kada yra geras kalniuks, tai ir vandenėlis bėga atitinkama, kuo jis nieko nejaut. O prakaitalio auks, nukėlė visus dongčius ir dabar taškosi vis Bet jausmus yra geras. Oras nuostabus, joki
vėjėlį, ne karštą, ne šaltą, nors pasiėmiau džemperioką, bet bent jau be viršūnis, nu tikra kamanį nerek. Dabar tik tiek, kad turiu veina, tik nemaloni žinutė savo, yra didelis rūks. Tai nežinau, ar išsisklaidys, ar ne, bet aš turiu visą dieną laiką, užtikaisiu kavelis, atsigersiu, jie reksi 3 paudukus ir bandysiu laukti, kol rūks išsisklaidys, jauns išsisklaidys šiandien, aišku, nes noriu pakelti droną, noriu pafilmauti ir aišku tikus, kad čia les filmauti, nieks neprisikabins. Sen nebebuvau miškų stepšę. Tik gražiai džiunglis. Načiur, žiūrėt, ką bėga. Fucking hell. Bet jausmas tikrai geras. Dabar biški duosiu jums pasidžiaugtas vaizdas. Atrodo, kad kažkokiom tai džiunglėm keliauju. Po biški rudenėlis jau veržas į Norvegiją. Lapa keit spalvas. Tai kažkokių poros savaičių turėtum jau būti spalvota stipria. Dabar žygiuojant jau gal šnekėti, biškį esu pridausi, bet niek, nebėr to statoma. Tai gal dar žodį išlementi, bet čia prieš tai, kad buvau, tai kvėpams į tas botus ir daugiau niek. Įdomi, koks čia yra aukštis, kiek gausias vertikalių. Nors čia aplink Oslą labai aukštų nėra, čia tik 300, gal maksimum 400 virš jūros. Kažkaip kas, kiek čia šį rudenį duos tokių gerų orų pasivakščioti. Nes šešta yra visur šlapi. Vietus į savo padarys. O, bram, kas lysta. Ką reikėti? Opelioka vaga. Vasara čia garantuota į sausą, a ne išdžiūna. Šitą pasitraukiu biškį šoną takėlis. Ir kad jiem tokia šitą, kad ir akmenauta veitį, bet šalia yra minkšta pakloti, tai neatmuši padų teik edams, nes kad buvo išėjęs 100 000 žingsnių rinkt, labai atmušiau dešinės kuo įskolinį, tai ir dabar tebe jautų, aš anau. Aišku, dabar šitą kadeną tau minkštų niek, bet važiau nu mūsų kavakščiui be kojinių, be jokių tapkių, on keitą pagrindą, tai daug prisiminti tam žygį, daug. Nes vis atstums galva nuėts keitą dangą, asfaltų, brukį ir taip toliau. O tu kėlė dangį enant, vis laik pėdą pradėti nukulniais. Nes tie penant daugiau apsikreun šiknus raumenis ir nepjaun per blauzdas. O jeigu enant nupirštų, tada jau, kai ant blauzdas
ne tiek blauzas, kiek staibė vadinami tie mūsų. Čia išsiskyrė kels. Šiaip aš norėčiau vėti kairį, kaip vis laiką. Nes nežinau, kodėl mane vis laik traukia kairį. Bet taip padarysim mes. Nes kiek aš orientuojus čia, tai mūsų viršūn turėtum būti kairio pusėje. Nors aišku, būm, kad ta kėlis nuėjant bieškiai viešin ir tada vėl į kairį. O turim informacinį. Rodiklis informacinis. Jo, pasižiūrėjau į programėlį žemėlapį. Tai vat, mūsų žygis turėjo čia tas Skaugum Sasam kažkoks, 1-3. Tai kilometrus 300 iki pirmojo punktą. Blyn, nesupranta, čia ta drigmė. Ir kad ir be vėjos tiek varo prakait. Jau net maikį ir šlapi. Žiūrėk, nes jau maikį šlumpa. O nu galvos bėg galva, net ronkas. Va šitą yra prasojus. Nu nafig. Panašiai. Jaučiaus, kad buvau Turkijoje, kad buvo biškai nukrėta temperatūra. Tas karštis ir atsirado drėgmė. Tai net besėdint prakaits bėgdavo. Tai panašiai čia jautus, tik tiek, kad karšti nėra. Bet prakaits bėgtai jauda. Reikės vandenok pagerti. Vandenoką. Dabar žvalgaus dėl rūk stebėr, bet gal ir tai biškai skaidos, nes nesuprantu. Matot, koks jį rūks. Nelabai man tas te patink, bet o kon. Judam į priekį, matysim. Čia matau, geri vėjai ir praėjai, kad eik virtuolių.
pagaliau užsikūriau ant pirmus viršūnėlis, bet turėjom žiaurį rūką ir visiška nieko nesimatė. Nežinau, nešęs nei droną pakelti, nei taip kažko pasidžiaugti. Dabar jau čia reikės man bandyti užsikaisti kavą ir bandyti laukti, gal išsiskaidys, nors nelabai tik tų visų dalykų. Nes žiaurus rūks. Čia atsisėsiam ir pasidarysiam kavos, užsikaisiam. Išlauksim, kol baigsias rūks, nes kitą variantą nematau. Turėtum už 1,5 valandos kažkur išsisklaidyti. Tai reiks bandyti išlaukti tą laiką. Gal kažko ir pamatysiam tada. Viens buteliuks vandens baigės, užsipilsim kiek buteliuk. Duosi litriuką vandens, uždėkim dongti, greičiau užkaist. Turiu pasiims pėtams kažkaip pusbrolis, kareiviš sausą davin hitais. Tai reiks išbandyti, nežinau, kas čia per daikts. Box. Nu ko, lauksim, kol užvers. Arba pasižiūram, kas čia per sausus davinys toks ir končiai įdėjai. A ne, taip. Nu labai įdomi. Pažiūrėkim, kas čia tokie yra. Kažkai sausai, ne? Jau kažkai sausai, nu ką, čia yra viskas. Aš galvoju, čia bus kaip lietuviškai saus devinė. Ten gali rasti visko. Prikavėlis bus kone. Gerai, pasirekštėm. Ant prikavos, o prienim. Ir laukom kavos. Nu va, pasidariau kavėlis. Turiu tų kareivių išdabint sausainokų. Ir galiu parelaksuoti. Kol oras pasitaisys, nes dabar didelis rūks. Visiškai net nesimatė, že ten žmonės lauk. Bet nežinau, čia sulauksim ar ne. Klausiams. Norėjau droną pakelti. Vieno vieto buvau iškėlis. Tai visiškai niek nesimatė. Kalkalau maties. Bet 5 metrai virš ir baigės vos matomoms. Atsisėdau ant ulos kraštą ir lauku, kuomet grįš ežiukas iš rūko. Nes visiškai niek nesimačia, matos tas biški. Kelis dar uolas, toliau finita.
Žmonės renkas, bet neaišku, čia sulauksim, nesulauksim. Dar kažkur valandėlė laik ir turėtum rūkščiai išsklaidyti. Bet bus matyti, kaip iš tikrųjų bus. O dabar belik laukti. Įsitaisiau tu įkveitėlį. Nušalėsnį tarp pulų. Vies neužpat. Nusprendžiau užsikaisti dar vieną. Kavos. Visiškai nėra kas veikti. O nors sulaukti. Kuomet dings tas rūks ir galės pasikelti droną, pafilmuoti. Nes šie įspūdingi vaizdai, katrų dabar visiškai nematom. Žmonės aten pasiet biškiok ir vis keliaun laukon. Nes vaizdą netu. O aš bandys laukti. Gal sulauksiu kap nors. Matysim. Nesulaukiau, kol išsisklaidys rūks. Prabuvau 2 valandas kažkur. Nors turbūt, kad per valandą turėtum išsklaidys jau būti. Nieko panašaus. Tai išgėriau 2 puodelius kavos, pasidėjau pažaidžiau su telefonu ir kon maunu į pakalnį. Jeigu išsklaidys, tai pakelsiu droną iš apačios ir gal vis tiek kažką pamatysim. O gal ir ne. Bus matyti. Žmonių daug prisirinka ir tikriausiai visi lauk, kuomet tas rūks išsklaidys. Ons net nesiruoš. Dabar jau programėlė rūj, kad turėtum kažkur 3-4 išsklaidyti, bet aš abejoju, nes neįtum pos nerodo. Kad ir be drono bandys kažkom parodyti dar ir per rūką. Šlaita čia geri. Žiaurė gaila, kad tas rūks nesisklaida. Nes kad ir nusileisa šį apačį, viršūnį yra 340 km, o droną te gal kelti iki 120 metrų. Tai vadins, aš net negalėsiu iškelti iki kalnų viršaus. Jeigu ir išsklaidytom kartas, kol aš nusileisiu žemyn. Kai lendimai, aišku, atrodo, kaip viskas normalia. Nėra to rūko niek. Bet tik prieim prie pakraštį į viskas. Ta pusė nusileidams yra daug sunkesnis, negu man buvo prieš tai pakeliams. Nes šitoks statesnis atrodo. Nors kas čia dabar žin, kad aš pradžių statę lipau, paskiau slesniau buvau. Tai čia gal bus antrep, dabar statėjau, paskiau. Nebus to statom tuokį. Ir labai pavojinga ir liepnės jau ne vien kart paslydau. O vien kart kas lydau, tai iš kišenės telefons iššok. O čia šitą kaip įdomi. Tos toks samans. Gražviai tokie. O žmon šitą paren. Parlep. Nežinau, gal ir man turiu reiks lėstis, jau reiks pasitikrinti. Čia kaip iš pasaks atrodo. Žmonių vis daugėja kalną, bet labai abejoju, kada jiems irgi pasiseks kažkas tai. O aš stipriai ledus žemyn. Tokie stimpas. Turėčiau greit būti ir papėdė. Pabandysim išę pažiūrėti kalną biškiok. Ar matus kas nors ar ne.
apart šakų. Niek. Žiūrėk, koks statoms, kiek čia reik nušaliau šitas žmonės ir nu bandykiam. Vienu ronku laikys kamerą, kitą bandys kaip teis. Čia. O čia ledas. Vėl skinėt sanų. Hai. No small doggy. Opa. Tikrai, kad užimtum rankom ir nevaik aš nusileidėm. Bet sapnu. Opa, opa. Kitom tokius veitus kamer ant galvos arba ant krūtėns prisirišti. Bet kas paslinks? Traukiš, kuprėlis, šleikas. Nieks nepaslinks. Tai lygintėlis geriau darys nesamonis, kol nusidauš. Niekad sustos, nusiims kuprėnį ir išsitrauks. Čia bus kažkas panašaus, kaip kalipauju tachtali kalną, nikad neimdavau lasdų. Bet ten gailėjau, stepi čia dabar. Tai, kad dabar aš turiu šleikas, bet nepaslenko. Nes atrodo, kad čia nelaba būtina. Ir taip išvaldys situaciją. O pažiūrėk, koks statomščiai. Nežinau, kamer perdaud, neperdaud. Štai jau normalesnis, toks normalesnis. Nežinau, kaip čia filmaujas, ar jums galvų nepradės suktais, nu tik žiūrėjim, kad ta kamera en zigzagas, lyg būčiau gards. O, sustot nebent. What the fuck? Opa. Nu, stabdy karkus. O, все, sustoja. Jo, atrodė paprastesnė vieta, o ne velnė. Tai kaip suprant, aš jau yra pačio. Jo. Čia buvo labai greit nusileidęs. Pažiūrėkime, kun man aliu rodo. Mes turim suktais į tauposį. Jo. Ir esam jau papėdė, viskas. Grįžtu vėl į eterį. Išėjau praktiškai iš mišką ir atsivėrė žiaurę graži vaizdą
į tolį palei vandenį. Matot, rūks vis tiek yra, bet vais geras aišku tvor bišk mačia, gal ronko vis tiek priekį. Gražia. Gaila, kad tų vaizdų negalim pasižiūrėti nu kalną. Nes tai matot, į tolį žiūrint, tai vaizdą biški rūkis keist. Nu bet kitą kartą gal geriau pasiseks mums, nežinau. Nu negal tai būt, kad mums pasirim met visai nesiseks su filmavimas. Čia blondinkis nutraukė filmavimą. Čia gamtininks, o dabar rūks. Viskon sudirba. Nu, vis tik aš manau, gyvenėm tik ap zebrus. Jeigu yra juoda dryžė, tai tu jau turbūt balta. Ir mes vis tik turėsim pasidžiaugti tas vaizdas. Kitaip nikap. Kaip jums atrodo? Parašykit komentarį. Ar greso lauksim to gerą orą, gerų sąlygų ir kad mums niks nesimaišytam. Nusileidau jau į papėdį. Esu visiškai apačio, netoli jau mašinas. Rūks neišsisklaidė. Dar parodysiu jums, kaip atrodo kalna katrai. Nu, ne kalna, čia tas kalnas 350 metrų. Kaip mums atrodo iš čia, kur mes ėjom. Arba aš atsisok Sontrep, kur tas kalnas. Matot, posė nuo matos, o kita posė yra rūkį nuskendusi. Bet tu kom padarys? Mes dar vienon tikrai kad sugrįšėm ir pasifilmausiam, kada bus tikrai geras oras. O dabar dar parodysiu jums anon vieną patį. Ves tau šitą pakraštį aš praėjau aplinkau ir ten toli ten buvo didžiųjų viršūnį. Ir anos nesimato visiškai. Gaila. O kita posė, kur yra mašina, atrodo, kad rūko net nėra. Nors iš tikrųjų yra ant senos. O taip. Niek, mes čia dar sugrįšim. O, koks siemkis. Pažiūrėk, kaip sobagis, vos ne ką pramunsi. Žmogus užsidėgi, bet čia anų nieka nam nepriaugs. Tiksliau nepriauga. Nu, mes tą gaidel prie tų siemkių lauką atsisveikinam. Iki kitų žygių. Čiau.